Buvo beprotiškai drėgnas ir šaltas 1579 birželis. Net seniausi žmonės panašaus prisiminti negalėjo. Rodės, kad nesibaigiančio karo migla prilipo prie žemės, užspaudė visą kas gyva ir nebeleis jau nė žoliai sudygti. Tądien Jonas Laurynas paliko Anikos namus ir išjojo rytų pusėn. Prie Kėdainių jo jau laukė Motiejus Pauga su visa žemaičių husarų vėliava. Tai buvo 100 raitelių, kuriuos į karą vesti Jonui Laurynui buvo priskirta. Pats didysis etmonas Mikalojus Radvila Rudasis taip nusprendė. Vyrai pernakvojo ir ankstų rytą pasileido tiesiai į Svyrius, iki šiol mažai kam girdėtą miestelį netolies už Vilniaus. Plati, kalvelėmis pasišiaušusi lyguma, kiek tik akis užmato mirgėjo karo palapinėmis, šalimais jų liepsnojo laužai. Žmonės, vežimai, žirgai ir atokiau besiganančios jaučių bandos, viskas šurmuliavo stebėtinai darnes skruzdėlyno sumaištimi. Iš visų Lenkijos ir Lietuvos pavietų į Svyrius žygiavo kariuomenė. Jau nebe pirmą dieną plūdo. Traukė čion ir samdiniai iš tolimų Europos kraštų. Tvirtus šarvus užsidėję vokiečių pėstininkai, vengrų haidukai, saksai, sijonuotieji škotai ir niūri Transilvanijos sekėjų kavalerija. Mirgėjo tolimosios Zaporožės kazokų vėliavos. Dar niekados šitie laukai nebuvo matę tokios gausybės karių ir ginklų. Jo didenybė ne veltui pasirinko Svyrius. Iš čia sutelkta kariuomenė galėjo pajudėti 3 kryptimis – į Livoniją, Polotską arba Smolenską. Taip karalius iki paskutinės valandos slėpė savo planus. Maskvėnas nežinojo, iš kurios pusės bus priešo užpultas. Pagaliau išaušo birželio 26. Stefanus Rex. Taip savo ranka karalius pasirašė laišką Ivanui Žiauriajam ir dar tą pačią dieną Vilniuje iškilmingai paskelbė karą Maskovijai. Išjuokė rusų caro puikybę, priminė Maskvėnų nesyk sulaužytas paliaubas, apkaltino Ivano Žiauriojo protėvius veidmainyste ir anksčiau pasirašytų sutarčių nesilaikymu. Šitą rūstų jo didenybės laišką ir prie jo pridėtą nuogą kalaviją to jau pat išgabeno į Maskvą garbingasis ponas Vaclovas Bazilijus Lopacinskis. Iškeliavo negausaus sargybinių būrelio lydimas. Ilgai nebedelsęs, Steponas Baturas atsisveikino su Vilniumi. Viltingai pažvelgė į žemutinės pilies papėdėje stovintį Vytauto didžiojo paminklą ir lydimas savo ištikimosios vengrų gvardijos išžygiavo Polocko keliu į Svyrius. Ten, karo stovykloje, jau buvo suręsta didžioji etmonų palapinė. Gerai įtempęs ausis galėjo išgirsti, kaip spengia nuo plazdančių vėliavų virpantis oras. Kariuomenė ir jos vadai nekantriai laukė atvykstant karaliaus. Labai džiugu apie 16 amžių kalbėti būtent Kėdainiuose, šlovingam šitam mieste. Gražiai sutapo, kad pirmas šios knygos pristatymas, neskaitant knygų mugės, nes knygų mugėj vyko pirmas pristatymas, o jau antras už Vilniaus ribų yra būtent Kėdainiuose. Tai ačiū aš jums labai, pirmiausia, bibliotekai, kad patikėjo mumis ir pakvietė čia pas jūs apsilankyti. Kodėl aš ėmiausi šitos temos, šitos epochos ir kuo ji yra svarbi Lietuvos istorijai? Tai labai trumpas laikotarpis yra, viso labo tik 10 metų. 1576-1586, kada karalius mirė ganėtinai dar tokio brandaus amžiaus, dar ne 55 neturėdamas. Tai yra lūžio metai. Kažkuo labai rezonuojantis su šiomis dienomis. Ta epocha, kada atėjo Steponas Baturas, kada jis žengė į abiejų tautų respublikos sostą, beje, Lietuva iš pat pradžių jo ir pripažinti nenorėjo savo karalium, nepasitikėjo, kažkoks neaiškus atrodė ir tik tada, kai Steponas Baturas
pakartotinai prisiekė, kad paisys Lietuvos teisių visų, tada Lietuva tik tai jį pripažino. O situacija buvo labai tokia sudėtinga Lietuvoje. Tęsėsi jau beveik 20 metų Livonijos karas. Dar Žygimanto Augusto laikais prasidėjęs karas dėl Livonijos ir, aišku, karas su Maskva. Nepasakiau svarbiausio dalyko. Tai, žodžiu, beveik 20 metų kraštas buvo be galo nualintas, žodžiu, ant bado ribos, o svarbiausia buvo prarastas Polockas, labai svarbi pilis ir faktiškai kelias į Vilnių buvo atviras. Ir ta epocha tuo ir yra svarbi, kad faktiškai tvanas, kuris ištiko Lietuvą 17 amžiaus vidury, kada Ivanas Michailovičius įžengė į Vilnių ir tenai Gelumbę išklotų keliu nuo Aušros vartų iki pat Žemutinės pilies nužygiavo ir viskas buvo nusiaubta, išskersta, sunaikinta ir sudeginta, tai faktiškai tas scenarijus jis galėjo įvykti maždaug taip 70 metų iki tol dar. Ir aišku, kad Lietuva būtų nusiritus į visišką pražūtį, čia nėra jokių net didžiausių abejonių. Ir todėl Steponas Batoras yra mums esminė figūra, apie kurią žinom nedaug, Lietuvoje labai nedaug apie jį žinoma. Na, jeigu ko paklausė, kas tai Steponas Batoras, tai tas, kuris įsteigė Vilniaus universitetą. Tai dauguma išsilavinusių žmonių šitą faktą žino. Bet yra dar svarbesni dalykai. Tai, kad jis pergalingai užbaigė Livonijos karą. Polockas buvo sugrąžintas, buvo pasirašytos paliaubos su Maskva ir nemenkam laikui įsivyravo taika, nes galėjo baigtis, kaip jau minėjau, viskas ir kitaip. Dar dideli nuopelnai Stepono Batoro yra, kad jis sutvarkė Lietuvos teismų sistemą. Žodžiu, įsteigtas vyriausiasis Lietuvos tribunolas, tai yra, pavadinkime, aukščiausio teismo atitikmuo, taip populiariai šnekant, iki tol su teisena buvo didelių labai problemų, labai vilkinosi bylos ir taip toliau, jisai sutvarkė tą dalyką. Ir vėlgi, viskas įvyko per 10 metų, jo epocha valdymo labai trumpa. Tai kas tai yra 10 metų 16 amžiaus antroji pusė? Tai 10 metų, tai yra, kaip dabar turbūt pagal mūsų komunikacijas, pagal viską, metai, dabar yra metai. Bet mūsų 21 amžiui tai yra metų laikotarpis maždaug. Tai per metų laikotarpį yra tiek padaryta. Nes kodėl taip? Komunikacijos jokios iš esmės nebuvo. Kelių iš esmės nebuvo. Jeigu kariuomenė susirinko, čia ištrauko, kur į Svyrius, tai jūs įsivaizduokit, susirinko virš 40 000 vyrų, neskaitant aptarnaujančių visų grandžių, jaučių bandų, burbuolių ir visa antisanitarija baisi. Nėra ką sakyti, niekas tualetų tų mėlynų nevežiojo. Viskas. Karalius pats palapiniai miegojo. Aišku, truputį sąlygom geresnėm negu eiliniai, bet tai vis tiek. Galim įsivaizduoti, kalbėdami apie tą epochą. Bet dabar grįžtant prie knygos, tai, žodžiu, knygos struktūra ir yra viena linija romano ir vaizduoja tą geopolitinių lūžių šitą visą judėjimą kelių metų laikotarpį, nuo tada, kai Steponą Batorą jau pripažįsta Lietuva, kai jisai po ilgų ten visokių peripetijų sutelkė savo kariuomenę ir prasideda tai, kas prasideda Polocko operacija. Tai čia yra ta istorinė visa linija ir jinai vystosi griežtai pagal visą istorinę medžiagą. Čia mano kūrybos, mano kūryba tai yra tik tai į žodį, kad viskas yra įvilkta, bet faktų kažkokių tai išmislų kažkokių tai čia daug nėra. Priešingai, aš nemažai mokslinių darbų perskaičiau ir Lietuvos karo akademijoje ten labai vienas įdomus toks darbas yra, kur tiksliai ir kariuomenės rūšys yra visos surašytos ir kiek pašauktinių buvo, kiek samdinių buvo. Vis dėlto apie 16 amžiaus pabaigą mes jau turim labai daug informacijos. Tai viena ta linija, pavadinkim tą karinė, geopolitinė linija, kurioje dar išryškėja
Du portretai, kiek man pavyko, tai Stepono Batoro, karaliaus Stepono Batoro iš vienos pusės ir Ivano Žiauriojo, tai yra Rusijos caro. Tai tas per atstumą vykstantis jų konfliktas. Jie akis į akį niekur nesusitinka, nei mūšio lauke, nei SMS žinutėm niekaip nebendrauja, bet jų tas per atstumą vykstantis, tas taktinis, tas vienas ten juda, kitas ten. Vienas taip elgesi, kitas taip. Va, žodžiu, tas dėliojimasis. Na ir, o kita linija, tai yra meilės linija, tai yra Žemaitijos bajoro Jono Lauryno ir iš Transilvanijos kilusios ir čia su tėvu gyvenančios merginos, nekilmingos merginos meilės istorija. Nu, kažkaip meilės istorijos turbūt taip išsamiai nepasakosiu, tiesiog reikia paskaityti, kaip jinai, nes jeigu pradėsiu pasakot, paskui nebeįdomu bus. Žodžiu, ji irgi praktiškai nuo pat pradžių pradeda rutuliotis, ten netikėtai prasideda, mano galva ten kažkaip įdomiai gal ir baigėsi, įvertins tas, kas paskaitys, kiek jinai įdomi čia yra. Iš karto klausia, kodėl šitos temos ėmiausi ir aš pusę savo gyvenimo su kino industrija turėjau labai daug reikalų. Ir visus, ką sutikdavau, pradedant ten didžiaisiais režisieriais visais, visiems, su kuo, taip neformaliai, sakau, klausyk, turiu nemokamą idėją, vat tau, imk ir daryk. Va. Visi linkčioja galvą supratingai, taip, gerai čia viskas. Žiūriu, praėjo 5 metai, praėjo 10 metų, praėjo 15 metų, praėjo 20 metų, niekas nedaro. Niekas nedaro. Mūsų Lietuvoj, atleiskit, nenoriu nieko sumenkinti, bet ta istorinė sąmonė yra sekli mūsų Lietuvoj. Sekli, pripažinkite. Ir aš jaučiau tam tikrą prasme, kažkokią, čia dabar visi apie pareigas tėvynėje labai daug šneka, bet aš tikrai nuoširdžiai jaučiau, kad jeigu niekas nesiima, tai reikia man imtis tada. Nes man tai buvo įdomu ir aš maniau, kad tai yra išties svarbu padaryti. Nes, aišku, apie Livonijos karą yra Petro Dirgėlos romanai, galbūt kas skaitė Joldijos jūrą, viską, bet jie baigėsi ten aplink Liublino uniją, ten jau truputį kitas laikmetis, ten nėra tų atomazgų ir ten nėra tokių dramatinių susidūrimų, kurie tiesiog žiauriai rezonuoja su šių dienų konfliktu, tuo rytų ir vakarų, kurį mes dabar išgyvenam ir nežinia, kaip jis pasibaigs. Tai faktiškai vienas teatro režisierius perskaitė šitą knygą, man sako, klausyk, tai, žinai, čia reikia vardus pavardės pakeisti, sako, ir kaip šiandien viskas vyksta. Nes, vėlgi, tie patys debatai Seime, kur čia, vėlgi, ne tiek iš savo galvos, kiek remdamasis ir medžiaga, nes tikrai tie debatai vyko, nes, pavyzdžiui, karui reikalingi pinigai, didžiuliai pinigai, nes samdinių kariuomenė reikalinga pilių šturmavimui samdiniai, reikalinga artilerija. Tai yra didžiuliai pinigai. Reikia Seimo pritarimo. Karalius net negali paskelbti sidabrinės rinkliavos, nesulaukia Seimo pritarimo. Tai va. Tai, žodžiu, daug tokių dalykų, kurie man netyčia pasidarė, bet aš vėlgi rašiau iki to Ukrainos karo. Man bebaigiant, aš jau finale buvau ir jis prasidėjo, galvoju, va čia ženklas kažkoks, tai irgi, kad taip, tas rytų vakarų, tas susidūrimas, tas despotijos, tas ir tos vakarietiškos civilizacijos, tas susidūrimas toksai, jis ir tada vyko, ir dabar savaip vyksta. Ta proga truputėlį atokvėpiui muzikos, tai bus 2 anonimų, 17 ir 16 amžiaus choralas ir Pacameco Antiko ir Viljamo Birdo Levolta šokis.
istorikas profesorius Edvardas Gudavičius, kalbėdamas apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės asmenybės, apie valdovus, yra pasakęs, kad dvi didžiausios figūros yra Lietuvos senojoje istorijoje. Tai yra Vytautas Didysis ir tai yra Steponas Batoras. Bet vėlgi jis padarė dar ir kitą labai reikšmingą tokį pastebėjimą. Vytautas Didysis padarė labai daug, bet jis veikė ypatingai palankiom geopolitiniam sąlygom. Visa Rusija ant kelių prieš jį buvo, totoriai buvo sutramdyti, su kryžiuočiais buvo susitvarkyta. Faktiškai rytų Europoje nebuvo nė vieno judesio galima padaryti centriniai ir rytų Europoje nesulaukus Vytauto didžiojo pritarimo. Visi, ir vengrai, ir tas pats imperatorius Šventosios Romos imperijos turėjo su juo skaitytis ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, nes Vytautas pasinaudojo, savaime suprantama, savo tėvo Kęstučio ir dėdės Algirdo įdirbių didžiulių ir senelio Gedimino, savaime suprantama. Ir jisai tiesiog tą epochą iškėlė į tokią didžiulę šlovę. O Steponas Batoras, vėlgi čia mintis ne mano, čia yra profesoriaus Gudavičiaus, Steponas Batoras veikė ypatingai nepalankiom sąlygom. Ir veikdamas ypatingai nepalankiom sąlygom sugebėjo padaryti labai daug. Nes pirmiausia, jis buvo svetimšalis, jam reikėjo pirmiausia autoritetą savo kažkokį tai įsikovoti čia, nes visi buvo labai žinantys savo vertę ir su visais reikėjo labai skaitytis. Bet jis labai mokėjo tą padaryti. Svarbiausia, jis turėjo didžiulės karinės patirties, nes jis jau buvo jo gimtoji Transilvanija, tai Vengrijos dalis, dabartinė Rumunijos teritorija. Tai ta Transilvanija buvo tokia pusiau savarankiška, pusiau tokia intrigų kamuolys tarp Austrijos ir turkų, Osmanų turkų imperijos toks balansuojantis darinys. Ir galiausiai ten tokios intrigos visokios vyko, kad ten kilo net pilietinis karas ir jis tą pilietinį karą laimėjo. Beje, vėlgi laimėjo prieš Kasparą Bekešą, kurio kalnas yra Vilniuje. Buvo mirtini priešai jie. Jeigu būtų tuo metu pakliuvę vienas kitam į nagus, garantuotai būtų arba Steponas jį nužudęs, arba jis būtų Steponą nužudę. Vienareikšmiškai. Nes tam buvo brolžudiškas pilietinis karas Transilvanijoje. Steponas Batoras laimėjo tą karą, o Kasparas Bekešas, kuris aišku veikė ten Austrų interesus atstovaudamas, jisai tapo ir tiem Austram nebereikalingas. Kam reikalingas tarnas, kuris taip prisidirbo. Ir galiausiai finalas koks buvo. Steponas Batoras jau yra karalius Lenkijos ir Lietuvos ir pas jį atvyksta Kasparas Bekešas ir puola ant kelių prieš jį, prašydamas atleidimo, ir karalius jį sako stokis ir žodžiu, įvyksta jų tokia graudi, jaudinanti, knygoje neprašyta, nes čia yra iki to dar laiko kaip čia, bet aš tiesiog tai pasakoju, kad jūs pajustume tą asmenybės didybę, kad žmogus, kuris į jį kėsinosi ir kuris buvo mirtinas priešas, jis jį pakelia ir sako, žodžiu, viskas, pamiršta, dabar mes draugai. Ir iš tiesų, ir Kasparas Bekešas šitoj knygoje irgi minimas, jisai ir Polocko karinėje operacijoje labai sėkmingai dalyvavo, pasirodė, bet jis paskui neilgai begyveno, nes jam sveikata buvo labai ten jau prastai, visai jis greitai mirė po to susitaikymo, bet faktas, kad Steponas Batoras paskui netgi jį kaip nekataliką, jo nepriėmė į kapines laidoti, tai jam jį pastatė paminklą ir Vilniui, kuris dabar yra ant Bekešo kalno, tai yra būtent tam pačiam Bekešui ten pastatyta. Tokia jautri istorija. Dabar apie tas nepalankės sąlygas. Tai kaip, aš jau nebesikartosiu, kiek čia buvo tų
tų kovų visokių ir viską, čia ir romane paskaitysit, ir kitur galit pasiskaityti apie tą epochą, bet kad tai buvo ypatingai nepalankios sąlygos, tai aš jums tiesiog istorinio šaltinio trumputę ištrauką paskaitysiu. Žinot, visad labai būdavo įdomu, kas tas naujas karalius, kas iš čia toks. Nežinia, kas jis toks. Tai va, buvo toks Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikas, toks Jonas Hlebavičius. Toks buvo išsilavinęs žmogus, jisai Vokietijos imperatoriaus dvare, Šventosios Romos imperijos dvare mokėsi, pas Žygimantą Augustą tarnavo kurį laiką. Taigi šitas Jonas Hlebavičius 1576 m. balandžio 27 dieną, tai yra dar prieš Stepono Batoro karūnaciją, rašo laišką Vilniaus kaštelionui Jonui Chodkevičiui. Čia yra dabar laiško ištrauka. Apie poną Batorą girdėjau, kad yra labai rūpestingas ir atsakingas. Tarnas man pasakojo, kad pirmosios nakvynės ekonomu tvarkytojų paskyrė Lenką. Žinoma, mūsų mielas Lenkas išleido tam 1500 auksinų. Pamatęs tai, kitą dieną Steponas Batoras liepė savo chorvatui rūpintis, nurodydamas, kad vakar aprūpinimas buvo geras, todėl šiandien turi būti toks pat geras arba dar geresnis. Chorvatas nakvyniai neišleido nė 500 auksinų. Ponas Batoras tarė Lenkui, paklausyk, kokie mano skaičiai. Šis pamatęs, kad reikalas prastas, pasikarščiavo ir atsisakė ekonomo pareigų. Taip buvo nustatyta, kad kelionėje vienai dienai turi būti skirta 200 auksinų, nes visi dar gaudavo pašarų. Tai štai, matot, 1500 auksinų ir 200 auksinų. Va čia mūsų valdžios žmonėms paskaityti tokias ištraukas reikia. Kad kada yra ypatingai sunki situacija, tai diržus turi susiveržti ne tik tie praščiokėliai, bet ir karalius susiveržia savo diržą. Tai jeigu jis būtų nedaręs tokių dalykų, tai jis nebūtų laimėjęs karą. Ne už ką. Beje, savo asmeninius pinigus užstatinėjo, savo asmeninius dvarus Transilvanijoje užstatinėjo, savo brangenybės užstatė, skolinosi pinigus, nes iždas tuščias buvo. Aišku, paskui atsiėmė tos pinigus, bet tai buvo žmonių, kurie sėdėjo ant pinigų maišų ir tėvynei nieko nedavė. Vėlgi, bet buvo ir didelis labai patriotinis pakilimas. Pavyzdžiui, Radvilos, kuriem pagal žemėvaldą priklausė atvesti 500 karių nuo valdomų dvarų, jie atvedė gerokai virš 1000. Tai vėlgi, bet vėlgi čia yra toks dalykas, kai pati galva rodo pavyzdį, tada iš paskos ir visi kiti. Tada ir savanoriai iš Lenkijos jau pradėjo plūsti, nes jiem kaip ir nelabai, nes, matot, visuotinis šaukimas, kitaip sakant, pašauktinių kariuomenė buvo telkiama tik iš Lietuvos. O samdiniai buvo samdomi ir už Lenkijos iždo pinigus, ir už Lietuvos iždo pinigus. Bet Lenkai patys, kaip pašauktiniai į karą, nėjo. Jie tik pinigus davė. Bet vėlgi buvo kažkiek savanorių, kurie, karalius vyksta, kaip aš galiu karalių vieną paleistą, aš irgi turiu eiti. Buvo ir tokių. Mūsų nuostabus senosios muzikos trio dar jūsų dėmesiui 3 kūrinius. Tai yra Polonika, 17 amžiaus anonimo, Il Canario Fabricio Caroso ir baletas Polo Puerlo.
Kada tai yra romanas, kaip aš norėjau platesniai auditorijai, tai tu nori, nenori. Pavyzdžiui, Seimo scena. Ji yra, jeigu taip tiesiai šviesiai atvirai, ji yra iš kelių Seimų sukompiliuota į vieną. Tie įvykiai, kurie vyksta toj Seimo scenoje ir tie klausimai, kurie ten svarstomi, jie ten maždaug metų laikotarpį buvo per kelis Seimus sudėlioti. Bet jeigu aš eisiu pagal tą logiką, tai jeigu aš parašysiu vienam puslapį ten pusę Seimo posėdžio, dar pusę, tai skaitytojas numes tą knygą po 15 puslapių, tiesiog, tai bus pažeista dramaturgija. Tai va, tai aš labai iš šono nuėjau nuo jūsų klausimo, bet tuoj apsukęs ratą sugrįšiu. Tai, žodžiu, tikslas buvo atskleisti epochą, remiantis tais įvykiais. Dabar kokie žmonės toj epochoj? Vėlgi, turi būti tie žmonės, kurie tikėtini toj epochoj. Vėlgi, namas, kodėl Raseiniuose? Raseiniai buvo tuo metu vienas iš Žemaitijos tokių svarbesnių centrų. Tai aš čia galbūt nusikaltau Kėdainiam, nežinau, bet tiesiog Raseiniai, mano buvo pasirinkti Raseiniai ir dar dėl kitų priežodžių. Ten teismas Raseiniuose buvo viską tikėtina, nei aš to namo mačiau, nežinau, kad jis buvo, bet jau ten po truputį jau ta mūrinė statyba šiek tiek, galbūt ten kalbam apie mūrinius rūsius, kas vyniniai visai tiktų, turint galvoj, kad tų vengrų Stepono Batoro epochoje jau Žygimanto Augusto laikais, jau tų vengrų nemažai buvo į Lietuvą privažiavę ir, tai tikėtina, kad galėjo biškį ir pasimūryti, kažką tai padaryti. To mūro labai mažai dar 16 amžiuje, nors jau 16 amžiaus jau pabaigoje to mūro po biškį randas. Tai va, tai čia mano čia yra tokia, bet aš noriu paliesti kitą dalyką, kur jūs mane užvedė dabar ant kelio, tai taip lengvai nenušoksiu į šalį. Kad epocha, žmonės turi būti iš tos epochos. Kaip jie elgės, ar jisai Raseiniuose namelį turėjo, ar jisai Kėdainiuose turėjo, ar jisai bažnyčia ėjo Laukuvoj, ar jisai bažnyčia Varniuose. Tai yra trečiaeiliai dalykai. Svarbu, kaip tas žmogus yra. Nes dabar labai madoj yra rašyti istorinius romanus, kurių herojai yra, tarsi nužengia iš, pavyzdžiui, rašo romaną apie 16 amžių, o aš skaitau ir matau herojų iš 19 amžiaus. Va, tai aš šito labai vengiau, nežinau, ar man pavyko tas padaryti, ar ne. Jeigu rašai apie 16 amžių, tai yra herojai 16 amžiaus ir jau jų supratimas, ar mums patinka jis, ar mums nepatinka. Nes kai pradeda apie 16 ar 17 amžių rašyti, kai kas ir ten atranda feminizmo, kokio nors dar kažko, aš atsiprašau, tai nieko bendro su istorija neturi, aš ne prieš feminizmą, bet jo nėra ten. Tuose amžiuose jo nėra, nes jo negali būti. Feminizmas 17 amžiui įmanomas, jeigu tu išeini į girią, pasistatai ten kažkokią lušnelę ir ten kažką tai vienas pats darai. Nes jeigu tu su feminizmu 17 amžiui pradėsi reikštis visuomeniai, tai tu būsi sudeginta kaip ragana labai staigiai. Iš karto. Tai va, čia toks, aš tiesiog paėmiau tą tokį aštrų pavyzdį, kad jūs suprastumėte, apie ką aš kalbu. Nes tai gali būti nebūtinai apie tą temą, tai galim dar daugiau ką imti dėl raštingumo, dėl maisto, dėl visų tų dalykų, dėl drabužių, dėl dar kažko. Aš nebejoju, kad kur nors ir mano yra prašauta. Gali būti. Parodys, kas nors pirštų pataisyta leidime, galbūt bus pataisyta, nes yra be galo sudėtinga ir be galo sunku nepadaryti klaidos, pavyzdžiui, užsakai bažnyčiai, tai tik ir atsirado 16 amžiui. Tokia kaip dalykas, kaip užsakai, jie pradėjo rasti 16 amžiui. Tai nedaug dievė rašytum 15 amžiui, romaną apie 15 amžių ir paminėtum apie užsakus bažnyčiai. Jau tai būtų nesąmonė absoliuti. Nebuvo tokių dalykų. Ir aš tikrai noriu, kad žmonės labiau domėtųsi savo istoriją ir kad kuo platesnis sluoksnis jie domėtųsi. Tai jeigu tu, tai pragmatiškai žiūrint, įvedi dar kažkokią meilės liniją, kažkokią romantiką, reiškia,
kam galbūt tie ten visi politiniai, geopolitiniai dalykai mažiau įdomus, nu tai tie taip ant greičio, o ten kur, pavyzdžiui, susitinka kur nors ten, vat, ir kažkokie jausmai ten, ir pagaliau ir ten, nu ten, nepasakosiu čia daug, ir šeimųgi susidūrimas, tai jūs įsivaizduokit, 16 amžius tai yra kilmingi žmonės, ar ne, bajorai, jo motina, tėvas, viskas, čia dabar prasideda kažkokia tai, nu, kažkokio pirklio dukra, nu, tai yra tas pats panašiai, kaip dabar ateina sūnus pas mamą iš Tarpuvartės atsiveda, aš, nu, atleiskit, nu, nesakysiu ką, nu, kažką, nu, va, tai, kas visuomenės yra atmesta, suprantat? Nu, tai yra kažkas panašaus, tai vėlgi tas konfliktas, jis jau užprogramuotas yra ir kaip jisai sprendžias, paskui vėlgi, nu, bus matyti, kaip jisai sprendžias. Pabaigai apie Seimo. Įvairiaspalvėm vėliavom, vyčiais ir ereliais išpuošta šurmuliavo Seimo menė. Jau 4 valandos čia aidėjo Lenkijos pakanclerio Jano Zamoiskio kalba. Myvistos protėviai buvo kilę iš nusigyvenusių bajorų, taigi Zamoiskis gerai permatė bajorijos būdą ir greitai besimainančias nuotaikas. Pats pirmas užčiuopdavo tai, ko kiti net neįtardavo esant, ir mokėjo nelyg auksaburnis čiulbėti širdžiai mielus dalykus, išmintingai nutilėdamas nemaloniuosius, tai, kas aikštingai klausytoje nuvilia ar net gali suerzinti. Karalius todėl ir pavedė jo malonybei atsakingą misiją – palenkti savojon pusėn bajoriją, įtikinti, kad štai išmušė ilgai lauktoji apvaizdos valanda ir su Maskvėnu jau nebėra dėl ko dėrėtis. Tėvynės likimas spręsis karo laukuose. Pagaliau, prakalbai pasiekus patosu alsuojančią atomazgą, Myvista pakancleris viltingų balsų nužvelgė Seiman susirinkusiosius ir užbaigė iškilmingai tardamas. Ir dabar, kada Maskvėnas trypia Livoniją, o virš mūsų šlovingosios abiejų tautų respublikos pakibo Damoklo kardas, mūsų valdovas, jo didenybė karalius Steponas ragina Seimą kuo greičiau skelbti sidabrinės rinkliavą. Šitie pinigai skubiausiai reikalingi samdomiems karo žmonėms išlaikyti ir naujai, dar didesniai kariuomeniai sutelkti. Steponas Batoras sėdėjo aukštajam soste, apsuptas Lietuvos ir Lenkijos senatorių, šlove ir karališkąją didybę spindintis, orus susimąstęs. Galėjai pamanyti, kad jo vieniša siela klajoja panirus užgintuose anapusybės toliuose ir jis pats nei mato, nei girdi, kaip iš visur smelkėsi ir stiprėja, tas nepasitenkinimo kupinas šnaresys, pagiežos šypsniai, Vilnyje ir štai užšniokšdamos atsirita tos ilgai besitvenkusios visą užliesinčio įsiučio bangos. Jis su bagais paleist mus nori, pralemeno auksu apsikarstęs ponas. Boleslovo Narsiojo šlovės užsigeidė, mėstelėjo skardžiabalsis šlėkta ir isteriškai pašokęs nuo suolo suklikė. Už mūsų paskutinius pinigus! Pritariamai suošė bajorija, pasigirdo trypimas ir maištingi šukaliojimai. Apvalainas į didelį patrankos sviedinį panašus bajorėlis sukiojosi į šalis ir gailiai inkštė. Badas mūsų laukia, badas. Lyg to dar būtų maža, iš savo vietos pakilo puošnį apsirėdęs orus Mylista ir ištiesęs ranką sosto pusėn pompastiškai tarė. Pirmiau jo didenybė tegul pateikia Seimui Velionio Žygimanto Augusto turtų apyskaitą. Sulauksi, riktelėjo skardžiabalsi šlėkta, o gaudesys ir staugimas stiprėjo, sakytum pats velnės būtų aliejaus į ugnį pylęs. Tai gal tų turtų jau ir nebėra, gaudyk vėją laukuos, matyt išdalino savo sėbrams, eretikams iš Transilvanijos. Janas Zamoiskis nustėro, pašiurpė žvelgė, kaip viskas žlunga, nebesumojo ko imtis. Ir kai atrodė, kad triukšmas jau pasiekė savo viršūnę, o Seimo menė vis labiau panašėjo į 2 dienas negirdytų galvijų diendaržį, nuo sosto lyg įgeltas pašoko Steponas Batoras. Tvirtais laiptais žengė karalių žemyn link bajorų, net sužvango jam prie šono kabantis prabangus deimantais puoštas kardas. Kilstelėjęs ranką aukštyn, sugriaudėjo sodrių balsų nustelbdamas aplink įsiviešputavusi chaosą. Netvarte gimiau, o laisvėje. Turėjau ką valgyti ir kuo apsirengti iki čion atvykdamas. Jūs mane išrinkote ir karūnavote, Dievo valia tapau jūsų karaliumi. Jūsų kviečiamas atvykau valdyti ir įsakinėti, todėl nepakęsiu, kad kas nors įsakinėtų man. Esu tikras karalius, o ne popierinis.
Taigi nesipirškite tapti mano ir ponų senatorių auklėtojais pedagogais. Žiūrėkite savo teisių ir būkite savo laisvių sargais, bet tik tokiais sargais, kurie nenaudoja tų laisvių piktam. Stojo tyla. Nuščiuvo tamsiųjų karaliaus akių rūsčio nuramdyti bajorai ir kapų ramybė nusileido į triumfo vėliavų šilkų išdabintą Seimo menę, kurioje dabar slėpėsi aikštingas, prasikaltusio vaiko sutrikimas, subliuškusi liežuvio narsa ir staiga nubalę veidai, sakytum išduodantis nežinia iš kur slogia migla kylančias sielos pagirės. Aiškus dalykas. Šitas karalius nešokinės pagal kiekvieno šlėktos barškinamų cimbolų žvangesį. Ir aš pirmiausia rašiau kaip kino scenarijų. Aš pirmiausia parašiau, bet kadangi kino industrijoje aš dirbau, tai aš puikiai žinau, kokie taip yra pinigai. Ir aš tą dariau visiškai, kaip sakyt, visiškai neturėdamas absoliučiai jokios vilties, kad tas scenarijus kada nors bus pastatytas. Nes jis pagal biudžetą jis galėtų būti pastatytas, tik ne Lietuvoje. Tik ne Lietuvoje. Arba, čia Vengrijos kokie prodiuseriai, jeigu susidomėtų dar kažkas. Bet čia reikia labai užsimti ir taip toliau. Aš supratau, koks yra biudžetas ir netgi niekur aš to, daviau paskaityti keliam prodiuseriam, keliam režisieriam, tai vienas sakė, kad čia 10 milijonų reikia, kitas sakė, kad 15 milijonų ir jie yra absoliučiai teisūs, aš sakyčiau, kad dar jie sumažino truputėlį. Kadangi parašiau jau tą scenarijų, kaip sakiau, ir mokslinius darbus skaičiau, ir istoriją nuo mažens domėjaus viską, bet aišku, kai prieini prie konkrečių dalykų, tai reikia labai daug perskaityti, dienoraščius reikia skaityti, bet dabar lietuvių kalba yra labai daug kas išversta, daug kas prieinama yra, ir moksliniai darbai yra, ir taip toliau, reikia tik tai sistemingai dirbti, žinoti, kuri vieta tave domina, kuri laikmetis, kas tave domina, tada susirenki, susidėlioji, paskui jau, nes pavyzdžiui, čia Stepono Batoro ta kalba Seime, taigi jinai yra fiksuota. Čia, aš aišku, čia į savo manierą ją įvedu, bet pagrindinės tezės, kad esu tikras karalius, o ne popierinis, taigi čia yra metrikoje, bijau sumeluoti, kur yra, bet tai tikrai yra istoriniuose šaltiniuose šitie dalykai. Ir jo kivirčai ten Seime ir taip toliau, ir kad žiūrėkit savo teisių, bet žodžiu, nepiknaudžiaukit tom teisėm. Čia yra viskas jo žodžiai. Čia mano išmonė tik į tą sceną suvesti viską, sukompiliuoti buvo. Tai grįžtant prie to scenarijus. Buvo scenarijus, žodžiu, paskui, kai aš jau tiek darbo įkišau į tą scenarijų, man kažkaip pasidarė gaila, kad jis taip stalčiui guli. Tai taip ir gulės. Tai aš paskui pagalvojau, nieko neveiksi, reiks į scenarijų atvirkštinį dalyką, nes šiaipgi visat būna pirma romanas parašomas, paskui jis ekranizuojamas, pas mane gavos kaip ne pas žmogų, atvirkščiai pirmas scenarijus, o paskui tas scenarijus perėjo į romaną, bet sakysiu, dabar scenarijų jau tą laisvą ranką į židinį kokį sumesčiau ir sudeginčiau, nes romanas gavos geresnis, atsirado daugiau linijų, tai dabar jau reiktų pagal tą romaną padaryti kitą scenarijų. Aš jau jį visiškai kitaip padaryčiau jau. O dabar tada pabaigai mūsų šaunusis senosios muzikos trio, tada, žodžiu, Viščiukų baletas, Pretorijus kompozitorius 16-17 amžiaus, Frotola, Marcello Cara 16 amžius ir Bergamaska, nežinau, ar teisingai tariu, atsiprašau, 17 amžiaus anonimas.
Senosios muzikos trio. Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro artistė, senosios muzikos ansamblio Humanas smuikininkė Giedrė Populaigė. Orkestro artistė, pedagogė jaunųjų smuikininkų ugdytoja Jonė Krištolaitinė. Muzikologijos mokslų daktaras, edukologas, daugybės vadovėlių, muzikos vadovėlių autorius, folkroko grupės Atalija smuikininkas Eirimas Velička. Lenkiamės jums ir labai dėkojam, kad per tą trumpą valandėlę jūs leidot mums pasijusti ne mūsų kuklios bibliotekos salėj, o didingoj liesmenėj. Jums sėkmės, o mes laukiam filmo ir premjera turės būti laimėse. Būtinai. Ačiū jums, kad patikėjot, kad pakvietėt. Labai dėkingas esu. Visiems labai ačiū.